Kurk Zarasam palaikytojai, sekėjai ir laukiantis naujienų iš tarybos posėdžio. Tai kaip ir visada, tradiciškai po kiekvieno posėdžio pristatom jums Kurk Zarasam komandai pasirodžiusius aktualiausius, svarbiausius klausimus, kurie buvo svarstyti tarybos posėdėje. Pirmas darbotvarkėje klausimas, kuris buvo aptartas ir apsvarstytas ir priimtas, tai, kad buvo patvirtinta Zarasų rajono savivaldybėje veikiančių bendruomeninių organizacijų skatinimo ir aktyvinimo tvarkos aprašas. Gera žinia bendruomenėms, toms bendruomenėms, kurios aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje, dalyvauja renginiuose, turi patalpas ir kiekvienais metais susiduria su tuo pačiu iššūkiu, iš kur gauti pinigų patalpų išlaikymui, šildymui, elektrai. Tai gera žinia ta, kad bendruomenės galės teikti paraiškas ir gauti bendruomenių krepšelį šioms išlaidoms kompensuoti. Labai noriu pasidžiaugti, galbūt šiek tiek netikėtų šiandienos biudžeto pakeitimu, kadangi man pačiai teko vakar lankytis DZT ambulatorijoje ir tai, ką ten pamačiau ir išgirdau, tikrai nedžiugino. Labai džiaugiuosi, kad ir kiti tarybos nariai supranta ir mato padėtį ir tiesiog vienam tarybos nariui pasiūlius, visi kiti dauguma pritarė, kad DZT ambulatorijai būtų skirta 10 000 remontui. Tai tikrai būtina tobulinti infrastruktūrą ir be abejo paslaugas ir tikimės, kad su naujų sveikatos centru DZT ambulatorija taps šiuolaikiška medicinos įstaiga ir grįžti žmonės, kurie yra užsiregistravę šiandien ir gydosi kitose miestuose, Utenoje, Rokiškyje ir panašiai. Šiame posėdėje taip pat buvo pakeitimas tvarkoje, kuri yra skirta piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims teikimo aprašas, kurio yra patvirtintas. Kas buvo pakeista? Buvo pakeista tai, kad sumažėjo šiek tiek arba pasikeitė, kai kurie padidėjo, kai kurie sumažėjo įkainiai už kietąjį kurą asmenims, kurie gali kreiptis dėl kompensacijos paskyrimo. Ir kas yra labai svarbu, ir komiteto posėdėje, bent jau socialinio komiteto posėdėje ir tarybos posėdėje buvo diskutuota ir siūlyta šiais metais palikti tą pačią tvarką, kokia galiojo ir pernai metais, tačiau pritrūko šiek tiek palaikymo, pritrūko tarybos narių balsų ir visgi buvo nuspręsta, kad jau nuo šių metų kreipiantis dėl kompensacijos už kietąjį kurą būtina pateikti ir to kuro įsigijimo dokumentus. Tai čia yra toks pokytis, kuris yra įvykęs. Aišku, galbūt tie asmenys, kurie įsigijo kurą ir tų dokumentų neįsisaugojo, tai situacija šiuo metu yra tokia, kad negaus tos kompensacijos, tačiau ateičiai kviečiu dokumentus rinkti, dokumentus kaupti ir dokumentus teikti. Tai turbūt tiek tokios informacijos, kuri mums labiausiai įstrigo, man labiausiai įstrigo ir labai dėkoju, kad skaitote mūsų informaciją, kad ją stebite, žiūrite, komentuojate, pateikite nuomonę, tai yra mums labai svarbu. Ačiū Jums ir iki pasimatymų. Tai atsisveikinam su Jumis, linkėdami ramių vėlinių, aplankykit artimuosius, aplankykit kapelius, saugaus visiems ilgojo savaitgalio. Iki. Iki.